Aš tai klausiau ir dabar galvoju, paroda. Lidijos darbai ir Janinos Degutytės eilės. Skaito Sondra Simona. Esu atsakinga už skulptūrų parką, Senasis miesto kapinės. Tai taip mes susipažinom su Jūrate. Saušra, aš tave Jūrate vadinu dėl tavo mėlynų plaukų. Saušra Jasikevičiūtė, aš galvoju, ištariau, galvoju, kažkas nesusi. Tai va, ir Aušra pasakė Arvidui ir aš taip atsidūriau čia. Man tai yra nauja tema. Pati esu daugiau rašytoja ir daugiau gal tampu muziejininkė nuo 2008 metų, kadangi muziejui dirbu, tenka vis tiek žiūrėti archyvus, bendrauti, rinkti medžiagą, esam išleidę nemažai tokios įdomios medžiagos apie senųjų miesto kapinių palaidojimus. Tai iš tikrųjų ačiū už tą atsakomybę, kurią man patikėjote. Ir mano toks ėjimas gal buvo, negaliu pasakyti, kad aklas ėjimas, bet aš tiesiog, gal tas pirmas kodinis žodis būtų toksai tinklaveika. Toks dabar madingas galbūt žodis, bet tai tinklas ir veikla. Aš tiesiog turėjau įeiti į tą tinklą, į tą, kas jau yra apie Lidą žinoma ir apie žmonių tyrinėjimus, įeiti ir tapti ten šiek tiek sava. Man tai buvo labai svarbu ir mano visa tai, ką aš darau, turbūt tas per vidinę patirtį pirmiausia einantis dalykas. Tai tą kelionę aš ir vesiu turbūt, kaip aš ėjau prie Lidos. Yra perdangų nemažai, kartosis kažkas, bet kaip su Aušra kalbėjom, kad bet koks pasikartojimas tik sustiprina tai, kas jau yra. Ir galbūt gali atverti dar kažkokią briauną reiškinio, požiūrio. Tai mano pradžia buvo tokia, kad aišku, aš viską perskaičiau, ką radau spaudoje ir ten visokių tokių keistų dar dalykų, kurių, aš galvoju, čia biografiniai. Tai visa tai, kas man buvo ten taip netikėta, bet su visko susipažinu, supratau, kad mano draugas yra Marius Abramavičius ir aš jam paskambinau, sakau, Mariau, tavo tėtis draugavo su Lidija, sakau, kas archyvose dar yra. Jisai sako, žinai, reikia man prie jų prieiti ir jisai priejo prie tų archyvų po kurio laiko ir dabar tiesiog jau kaip muziejininkė džiaugiuosi tais dalykais autentiškais, kurie yra dar asmeniniuose archyvose ir kuriuos galima su parašais, pavyzdžiui, ir vienas yra laiškas, Lidijos Meškaitytės laiškas rašytas Kaziui. Tai aš turiu čia autentiškus tuos dalykus, tai tiesiog galėsiu parodyti, esu šiek tiek nufotografavus, tai tiesiog labai trumpai pareferuosiu, kas yra Kazio Abramavičiaus iš Mariaus Abramavičiaus gauta. Tai pirmasis atvirukų leidinys ir akcentuosiu, kad jam parašė 58 metais jis išleistas, čia 17 akvarelių ir 10 000 egzempliorių. Tuo metu iš tikrųjų leido labai dideliais kiekiais. Jeigu dabar poezijos knyga leidžiama 200-400 ar ne, arba tai man tiesiog labai įdomus tie maštabai. Kaina buvo 3 rubliai 40 kapeikų, tai aš suprantu, įgi dar reformos turbūt pinigų, nes labai didelė kaina. Ir visi darbai, tie buvo 17 akvarelių, sukurti 51-57 metais. Ir šito leidinio kaip Kazio Abramavičiaus archyvo medžiagą vertę didina be abejonės tai, kad yra Lidijos parašas. Tai va, tai dabar, kas dar buvo man svarbu, kuriant, įeinant į tą tinklą ir tampat, kaip sakiau, ieškant tų sąsajų, tai, kad šitam leidiniui parašė lydimąjį žodį Bronė Jacevičiūtė, jau irgi buvo minėta, tai susiradau, kam įdomu pasižiūrėti, kokio lygio tai yra dailininkė, tiesiog perleisiu per rankas, nusipirkau seną, to Bronės Jacevičiūtės tapybos darbai, spalvos. Tai
tikrai nuostabi tapytoja. Jinai yra iš Kupiškio krašto ir Mezgeliškyje, kur jinai gimusi, ten viešėdavo, nežinau, nėra žinių, kad Lydija ten buvo, nes pas Lydiją tai buvo Bronė Jacevičiūtė, o kad Lydija ten būtų dar nėra žinių, bet reikia tyrinėti laiškus, reikia tyrinėti archyvus ir kaip aš matau, šita konferencija yra tokia atodangų, po truputį kažkokie tai dalykai išnyra netgi iš kolegų muziejininkų. Tai yra, aš suprantu, ateities dar dalykas. Tai aš dabar paleidžiu Bronės Jacevičiūtės. Nes tą tinklaveiką būtent sukūrė Bronė. Jinai buvo ta globėja, turėjo tokią savybę globoti menininkės. Tai jinai globojo Janiną Degutytę ir Lydiją Meškaitytę. Tai jos portretą irgi parodysiu paskui, tai dabar aš prie jos labai taip neapsistosiu, nes parodysiu su ją nuotraukas vėliau. Dabar tiesiog pabaigsiu Kazio Abramavičiaus, kas dar yra. Tai čia jau būtų, nenufotografavau, antrasis, čia tai trečiasis leidinukas, bet tarpe dar buvo toks nedidelis Meškaitytė atvirukai. Tai čia irgi yra iš jo archyvo, tai apie jį būtų tiek, kad trumpai panaudotas Jacevičiūtės tekstas pristatymui, bet įdomu, kad visai nemini jos pavardės ir čia yra šitam rinkinį 10 atvirukų, o Kazys Abramavičius savo tekste mini, kad sudarė 12 atvirukų ir 6 sveikinimai. Tiražas jau 12 000 šito leidinuko. Dabar trečiasis leidinys, prie kurio jau dirba Abramavičius ir jisai rašo palydimąjį žodį, tai yra Gimtasis kraštas. Ir įdomu tai, kad jis irgi be abejonės naudojasi Bronės Jacevičiūtės surinkta medžiaga, bet jisai praplečia daug biografinių visokių dar niuansų įveda, kad Lydijai patiko literatūra ir geografija, ji troško mokytis ir keliauti. Būdama 14 pirmą kartą leidosi į kelionę Nemunu iki Klaipėdos, po traumos pradėjo piešti. Aš čia tiesiog atrinkau, ko nebuvo Bronės Jacevičiūtės tekste. Teptukus pasidarė pati, tai man šitas irgi momentas, kur apie teptukus kalbėjo, tai matyti pirmuosius teptukus, kur jinai padarydavo iš voverės ten vieno plaukelio. Tai kad jinai pati darė teptukus, tai irgi svarbus momentas. Akvarelės dažų turėjo. Po pirmos parodos, kurioje jį pristatė šiek tiek didesnio formato peizažą, parodos organizatorius paklausė, nuo kokio žurnalo nukopijavusi. Tai man toks irgi momentas pasirodė įdomus. Tai čia galima, aišku, čia aš tik tokius, kas man tokie niuansai įdomesni. Dar tik nepaminėjau, kaip Bronė apibūdino tą 58 metų leidinį. Man buvo įdomu, kaip skiriasi, kaip laikas, kokius žodžius naudoja, kokį santykį, kaip perteikia su vaizdu. Tai jinai apibūdino Bronė Lydijos taip: mielų akvarelių autorė. Jau čia tokia, dabar mes jau sakytume, ironiškas būtų apibūdinimas. Nepriekaištingi darbai, patraukiantys savo tyrų paprastumu ir tikroviškumu. Piešinys pasižymintis lengva, lakia linija. Bendros peizažų kompozicijos dėsnius jaučia intuityviai, vadovaudamasi įgimtų estetinių skonių. Nieko tokio išskirtinio, kažkokio labai šilto jos apibūdinimuose dar 58 metų tame neradau. Tai tokie labai bendro pobūdžio dalykai. Taip, tada dar Kazio Abramavičiaus archyve. Kas yra turbūt toks svarbus dalykas, tai kad Marius atrado laišką. Nežinau, ar jį žinote tą laišką ar ne. Tai dabar jau žinosit. Tai džiaugiuosi, nors kažkokiu tokiu stipriu, autentišku atradimu. Tai dabar tas laiškas, aš norėčiau jį pacituoti, skambėtų taip. Gerbiamas draugas. Siunčiu jums teptukus atgal, jie jau nebereikalingi. Staiga viskas pasikeitė. Pensijos man toliau neduos, tai ir piešti nereikės. Taigi darbas ir visas mano gyvenimas nuėjo niekais. Sėkmės jums, L. Meškaitytė.
Antšvenčiai 1973 Liepos 18. Labai trumpas ir labai tragiškas. Žinant, kad tapyba jai buvo ta egzistencinė erdvė, kurioje jinai iš tikrųjų gyveno ir nukirtimas, vat šitos, kad jinai taip, Kaziu, aš supratau, jinai pasitikėjo, tai aišku, toksai verčiantis suklusti ir galbūt tas, kas tyrinėjote jos gyvenimą, žinote, kaip ten toliau su pensija, nes tą personalinę pensiją ją išrūpino, kaip jau gal ir buvo minėta, Bronė Jacevičiūtė, 57 ir 8 metai. Tai va, ir 73 atsitinka tas. Tai va, reiktų pasižiūrėti, kaip ten toliau, nežinau, gal Arvydai biografija toliau žinoma, kas ten kaip toliau vystėsi. Tai va šitas laiškas, nežinau, Marius ten kalbėsis turbūt su Arvydu, ar kam jį perduoti ir kuris galėtų... Pradėjo dėrybas, gerai. Tai dabar dar noriu pasakyti, kad yra dar keli dalykai, kuriuo aš jau čia Kazio Abromavičiaus archyve, kuriuo aš jau nefotografavau. Tai yra jo rankraštis "Peizažas su paparčiais". Ant ežero kranto baltos iškilnios eglės, arba ne. Ant okeano kranto linguoja ledinės palmės ir paukščiai balti, fantastiški, plevena sparnais. Aukšti papartynai, kai užmerkiu akis, paparčiai pražysta aštriom baltom liepsnom, o paskui vėl tamsu. Rašau tavo tolimą vardą, per visą erdvę įstrižai, nuo paparčio lygi palmės, truputį užkliudau okeano krantą, tik nepajudinu sustingusių, išvargintų sąnarių, ant stalo priešais žiemos langą. Čia specialiai taip, čia žiema, bet ta žiema, kai jinai nueina į šiltuosius kraštus, tai yra tokia, man labai visada norisi pabėgti ir pačiai, kadangi 6 vaikai, tai visą laiką verždavausi iš tos buities į rašymą, į kažkokias kitas erdves. Tai labai suprantu, kaip veržėsi sovietmečių iš to labai uždaro tokio sovietinio baisaus narvo žmonės į tą erdvę, kur yra švaru ir saugu. Saugumas pagrindinis dalykas, to, ko nebuvo sovietmetį. Tai va, o gamtoj buvo saugu. Čia matot, kregždžių lizdas ir ten, ir dabar jisai yra. Tai man atrodo, kad jeigu uždarytos visada duris, tai nelabai gali veikti. Jungtijos Meškaitytė sodyboje. Aš čia taip... Viskas lygiai autentiško. Buitinių visiškai tokių, tiesiog pagalvojau, kad vis tiek. Prietemą bandžiau biškį šviesinti, montuodama, bet... Čia šitas toks kambarys buvo, jinai kartais miegodavo, bet... O kur jos pagrindinis buvo miegojimas? Na ir čia va miegodavo jinai, bet čia nieks nepakirstų. Viskas, kas kabo, kas... Oi, aš išrinkau šviesą. O čia asla tiesiog ne grindys, o asla. Grindys, šitą nedažytų, čia irgi nieks nedaryta. Viskas palikta kaip buvo, bent jau kaip sakė. O Viskas palikta. O kiekvienais metais išėjo? Jinai 93 metais. Atėjo meina. Praeitais metais buvo šitas pūlis, nubarus kupelis, o ten laikiau dininkas, kiauliuką laikė, tai aptvaras vieną išleisdavau. Tai irgi vienais kiaulė laikė paršiuko, tai vienais metais sodino pupeles, jeigu čia pupelis, tai ten bulvės. Praeitais metais priešai, jau 30 metų. Jūs tęsia tradiciją jos? Kanapės trysname, kanapės. Jūs pavėlavote šitas atvažiuoti, kadangi autentiška sodyba,
buvo išlaikoma iki 20 metų. O po 20 metų šitas, tai žinai, kultūros ministerija ir kultūros paveldo departamentas, kad mato, poros išlūžė. Specialiai nieko, aš jau nepajėgiu, mokykla, seniūnija, verslo mokykla, gyventojai. Ir sakau, reikia jums atvažiuoti, susišienauti, atvažiuoti su dalgiais. Tai, matot, tenai buvo jos gėlynas, buvo avietės, tenai buvo bulvės vienais metais, kitą kartą ten daržas ir pūdymas buvo. Vienu žodžiu, jinai kaip dailininkė, viskas buvo. Aš, pavyzdžiui, šitaip nebegaliu. Šitas, aš kaip žinau, kokia tvarka buvo pas ją. Tai man siaubas šitama. Paskui birželį rado, pasodino dabar matot, toks beržai. O tie 3 beržai, tai buvo, žinau, toks storas beržas. Tai mirė, šitą buvo audra, nulaužė tą beržą. Bet čia, senas buvo beržas. Tai paskui išdygo vienas berželis. Paskui sudžiūk, ten aš nekreipiau dėmesio. Paskui šitą mamutė mirė ir po mamutės mirties vėl išdygo birželis. Tai iš karto, žinot, ir nuplėšė ir viskas. Ir paskui, kai Vilija mirė, vietos, kai tam, tai šitas 3 beržiukai. Tai sakau, matai, vienas meškaitinė, kitas meškaitinė. Ir va tie 3 beržai ant to seno kelmo ir auga. O ten tai moksleiviai pasodinę birželį. Buvo lietuvininkai. Pasakykit, kieno čia pamatai. Čia buvo ūkininkų pastatas. Didelis, kadangi jie visą techniką ir 77 metais sugriuvo tą daržinį, tai pastatė šitą malkinykę. Jie turėjo visą techniką, bet kai karo metais turėjo išsikelti, tai pusę metų jie čia maždaug nebuvo, nieko nerado. Aš tiesiog atsiprašau, kad pertinau vaidinimą, galima suprasti Mažosios Lietuvos moters charakterį, bet aš iki to nepriejau. Tai aš manau, Sondra, čia ir rašymui temus, galbūt mes ir straipsnius išleisim kažkada šitam pačiam temam, tai čia tik atodangos ir visą laiką konferencijoje nesudedam visko, ką. Žinoma, aišku, galbūt tą tikslę informaciją patikslytą, nežinau, ar visi žinot, bet sodyba yra privati. Ir galbūt dėl to jie negali būti prižiūrima valstybės iš tikrųjų. Nors bendruomenė tai daro. Tai čia yra toks kartais viešoje erdvėje sklandantis dalykas, kad niekas savivaldybė nesirūpina ar dar kažko, bet privačioj teritorijoje juk negalima savivaldybėje niekam daryti. Tai vat, kad aiškumo dėliai visi mylim, visi padedam ir iš tikrųjų tą palaikymo komandą turim didelę, o dabar perduodu Rasai, Rasa pristatys kitą.